Dracula stealing my heart. Claudine Wolfie make me holler at the moon. Penny, you're a finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Todėl šis batelis man yra pats svarbiausias daiktas, kokį turiu. Tai buvo labai informatyvu ir įdomu. Toliau Skelita. Garsiau. Nesijaudink, Skelita, tau puikiai pavyks. Man pats svarbiausias daiktas yra šis vėrinys. Jį man padovanojo senelė. Mano šeimoje jis saugomas jau 10 kartų. Jo istorija prasidėjo tada, kai Hefė de Brucherija Bonampak ieškojo tobulos dovanos savo dukrai. O, brol, negi čia dar viena sentimentali istorija. Tuomet įsiveržė ugnikalnis. Per visą tą suirutę ji pamatė daiktą, grožiu ir unikalumu prilygstantį jos dukrai. Deja, jei nespėjus jo pasiekti, jis buvo sutrupintas į gabalus. Bet Bonampak buvo labai išmintinga ir žinojo, kad iš skausmo bei tragedijos galima sukurti ką nors gero. Šis vėrinys pradėjo tą tradiciją. Stiprios moterys perduodavo jį brandos sulaukusioms mergaitėms. Nesvarbu, kur gyvenimas nuvesdavo mus, mes jį saugodavom ir perduodavom toliau. Kartą, kai mano senelė buvo maža, vėrinį pagrobė raituoti niekšai. Viskas atrodė beviltiška. Žiauriai nuobodi istorija. Argi joje nebus mašinų gaudynių ar ko nors dar? Skelita, sakyk, kaip jie atgavo vėrinį? Mano senelė manė praradusi jam žinai. Ir tada ji prisiminė Bonampak pamoką. Įžvelgę situacijoje gėrį, gali pakelti bet ką. Netekusi vėrinio, mano senelė suprato, kad brangiausia už viską jai yra jo šeima. Ir tada vėrinys stebuklingai sugrįžo. Ta akimirka ji pajuto pasididžiavimą. O kai senelė padovanojo jį man, aš irgi nepaprastai didžiavausi. Ir todėl šis vėrinys man yra pats svarbiausias daiktas gyvenime. Tai pati nuostabiausia istorija, kokią esu girdėjęs. Papasakok dar ką nors, prašau.